Jeigu tu supi savo kūdikį ant rankų, tai nebesikišk į įmonės veiklą. Nenoriu aš eiti kiekvieną dieną į darbą, kur teks kentėti, kur nežinai, ko laukti, o kas toliau, jeigu jau dabar mano riba buvo peržengta. Daugelis žmonių bijo, kad dirbtinis intelektas pakeis jų specialybės. Pakeis tuos, kurie gal truputį ypatingi. Nenori tobulėti, nenori keltis kvalifikacijos savo žinių, tada taip, yra rizikos. Bet jeigu tu toks esi žingeidus, nori tobulėti, didelių tikslų pasiekti, tada dirbtinis intelektas tik kuras. Didelis reaktyvinis kuro bakas, kuris tau padeda šauti virš. Kai grįžau atgal į menus, aš supratau, kad aš esu matoma kitų ir vertinama būtent už tai, ką aš myliu. Ir supratau, kad jeigu tu darysi tai, ką tu myli, tai tik tada tu pasieksi aukščiausių rezultatų. Dirbk tokį darbą, kurį mėgsti, nebereikės dirbti. Nieko tokio. Jeigu ir vienoje veikloje nepasisekė, bet jauti, kad visiškai nebe tavo varikliukas. Nebijoti mesti, nebijoti rasti tų kitų kampų, kurie užpildys. Jeigu rasi tą veiklą per smalsumą, kad tu jaustumės tam sraute, nebereikės dirbti. Šiandien pas mus studijoje Rasa Savickė, kvalifikuota dizainerė ir rinkodaros entuziastė. Ar teisingai pristačiau? Taip. Valio. Tai labai malonu tave čia matyti pas mus, malonu, kad atėjai pasikalbėti. Malonu ir man. Turėsim gražų atvirą pokalbį. Na ir visas mus tikriausiai jungia kūryba, ar ne? Ir galbūt galėtum plačiau truputėlį papasakoti, tai kaip vystėsi tavo veikla, koks tavo kelias ir kaip išsiplėtė iki tiek veiklų, ar ne? Nuo kūrybos, nuo dizaino iki rinkodaros. Taip. Menas, kūryba, kaip minėjai, tai mane realiai lydi nuo pat mažų dienų, vaikystės. Piešimas, visi kūrybiniai darbeliai, jeigu mokykloje reikėdavo kažką atlikti, kažkokius projektus nuo klasės, tai jau deleguodavo mane, visiškai pilnai dailė buvo mano kelyje. Ir realiai, kai reikėjo pabaigti mokyklą, reikėjo sugalvoti, kur stoti, tai man nebuvo klausimų. Klausimų nekilo. Ne, visiškai ne. Ir pilna koja stojau į dizaino specialybę. Ir labai gerai atsimenu dar 12 klasėje, kai turėjom, labai aktualios tos temos būdavo, kur tu stosi, ką veiksi ir panašiai. Ir mes draugių rate, taip irgi prie arbatos sėdėjom ir draugės mama kažkaip užklausė, tai kur jūs ten stosit, visos pasisakė. Ir aš pasakiau, kad aš tai dailę noriu, dizainą. Ir mama iš tikrųjų, draugės nustebo. Ką tu veiksi su tą dailę? Ar bus dailės mokytoja? Kažkas tokio. Dažnas klausimas, ar ne? Jo, ir tai tavęs tikriausiai nepakilėjo, ar ne? Tos sąlyginai buvo gal kaip ir nuvertinimas, bet iš tikrųjų dailė, menas, kūryba tiek daug turi šakų, tiek turi daug atliepti gali, tiek architektūra, tiek interjero dizainas, tiek audiovizualinis. Ta prasme, labai platus spektras ir kiek tu gali būtent su ta kūryba nuveikti ir kai tu darai tą veiklą, kas tau patinka, tie rezultatai visai kiti. Ir tas pokalbis man labai įstrigo ir kai reikėjo stoti, buvau užtikrinta, kad aš tikrai čia ir noriu eiti tuo keliu. Ir nors buvo tikrai iš suaugusių, kurie gal kalbėjo, gal to į kitą vietą, gal tuo metu vadyba, ekonomika ir visa kita. Kur daugiau uždirbsi. Taip. Bet aš iš tikrųjų džiaugiuosi. Aš kažkaip nepamečiau savo to ryžto. Aš stojau į dizainą, į menų fakultetą Šiauliuose tuo metu. Šiai dienai dėja nebėra, persiorientavę yra Vilniaus, būtent akademija berods. Ir žodžiu, ir mes ten buvom nedidelė grupė dizaino, bet mes skaitėmės tie tikrieji dizaineriai, nes mes buvom be pedagogikos. O aš su pedagogika. Mumis taip vadino, kad tikrieji, nes mums iš tikrųjų nebuvo būtent to edukologinės, tos visos pedagoginės dalies, mums buvo labiau interjeras, maketavimas, grafinis dizainas, visos programos Corelis, Photoshopas, Adobe paketas. Stipriau buvo būtent tas sritis. Ir
Ir kažkaip ėjau iš tikrųjų prieš bangas, nes visa grupė, kai reikėjo rinktis, jau ten, neatsimenu, antram, berods kurse trečiam, reikėjo būtent kryptį rinktis, ar interjerą, ar į reklamą, grafinį dizainą labiau. Ir iš visos grupės aš buvau vienintelė, kuri norėjau būtent į reklamą eiti, į grafinį dizainą tą. Ir tiesiog nesudarė galimybių man vienai eiti ir tu nesako, tu vis tiek turėsi eiti į interjerą. Ir aš vis tiek turėjau eiti ir raižyti tuos interjerus, autokadų, vizualizacijos. Nesakau, kad man nepatiko, buvo visai įdomu, realiai tą pritaikau ir pas save namie. Nors tai tu pavadinti kaip ir interjerą, ar ne? Interjero dizainą labiau? Būtent kryptis jo buvo, bet kadangi ta specialybė irgi pakankamai plati buvo, bet reikėjo rinktis ir aš tiesiog turėjau būti kartu su grupe, nes man vienai atskiros grupės nesudarinėjo. Bet visada tas grafinis dizainas ir reklama mane traukė labiau. Tai ir kai reikėjo darytis visus baigiamuosius darbus, visą kitą, ten kiti braižė, darė ten interjerus, aš ėjau per kitus kampus, ką galėjau rinktis, grinai grafikos dizainą ir maketavimą. Tai jeigu teisingai prisimenu, turi praktiką atlikai ir po to išėjai dirbti, ar ne, to specialybę? Taip, tai dar studentė būdama dirbau ne pagal specialybę, nes, kaip ir žinom, visiems pinigėlių reikia. Tai, o po to, buvo 4 kurse praktika, nelabai aš turėjau kur ją atlikti, nes ta tokia sritis pakankamai nišinė. Dabar rasti tą reklamos kažkokią agentūrą, kuri tave priimtų, gana buvo sudėtinga. Tai iš tikrųjų esu dėkinga, nes tada dėstytojas man padėjo, jisai mane rekomendavo vienai agentūrai, ten pažįstamų ratas jų ir aš nuėjau ten į praktiką. Tai buvo viena dizainerė ten įmonėje, tai mes bendrai atlikinėjom tas užduotis, kas buvo užsakymai ir visai patiko, nes dirbti teko su Adobe Photoshop ir netgi ir iliustratoriaus paketą mokino. Tai tas arkliukas mane sužavėjo, būtent Adobe's paketas ir praktikos metu man pasiūlė, kad sako, gal tu mokslus pabaigus norėtum ateiti. Tai mane kaip studentį tai labai nudžiugino. Tai jeigu jūs, sakau, palauksit manęs, nes man dar buvo likę pusę metų, nes aš sausį tą praktiką atlikinėjau, o gynimai pavasarį. Tai mes palauksim, viskas tvarkoje. Ir aš tiesiog džiaugiausi viduje labai, nes tas mažas vaikas išpildė tą svajonę. Ta, ką buvai užsibrėžusi, ar ne, tą ir įstojai, būtent dizainą. Ir kad ir kaip bebūtų tau įdomu, vis tiek pakeitei kryptį, nuėjai į rinkodarą. Taip, čia tiesiog pasroviui viskas išsirituliavo. Maketavau šiaip būtent dizainą, grafinį dizainą, visokias reklamos vienetus, nuo skrajučių, vizitinių tentų, autobusų klijavimų, automobilių klijavimų, nes buvo tas gana ilgas kelias reklamoje, beveik 10 metų. Tai per tą laiką, kadangi buvo labai skirtingų klientų, kūrybiškai kažkiek išsisėmiau ir jutausi tokia, net nemoku pasakyti, kaip konvejerių, kaip kokioj gamyklai tu sėdi, atsisėdi ir per tą patį. Tu ryte gali gauti autoservisą maketuoti, per pietus gal grožio kažkokį saloną, o vakare ten, nežinau, dar darželį kokią ar mokyklą, kur reikia pasiruošti ten kažkokius projektus ten. Tai pakankamai išsisėmiau šioje temoje ir tas vis tiek dizainas, tu turi atliepti kliento poreikius. Tau pasako savo idėją, koks turėtų maždaug būti rezultatas, tu perleidi per savo tą prizmę, susimaketuoji ir viską bandai įgyvendinti, nes ir gamybinį daly dirbau, kad priduoti visus tos savo dizainus. Tai tas stekino, kad esi priklausomas, negali to savo kūrybos išreikšti maksimaliai, kiek tu pats nori. Kiek turi paslaugą atliekė, ne klientai? Taip, grinai, jutau tą tokią paslaugos teikėją ir tada supratau, kad
aš norėčiau būti toj aukštesniai pozicijai, kur aš atiduodu tas idėjas, kad jas generuojam ir darom. Tai gal toks ir buvo lūžis, kad aš nebenoriu, kad man diktuotų sąlyginai sąlygas. Taip formuoju, o aš pati formuoju taip brandą. Bet žinai, man viena labai detalė įstrigo. Visas mus čia sieja motinystė, visos mes esame mamos, visos perėjom tą etapą, kada pasigimdome vaikus, išbūname pačios su savimi gana ilgą laiką, ar ne, ir patiriame tokį tikrai didžiulį stresą, tai kokia dabar mano vertė, ar ne, kaip ją pasitikrinti ir nebelieka gal tokios savivertės, ar ne, bet tu su antru vaiku ėmėsi veiksmų, ar ne, su pirmoju tu leidai savo išbūti, bet jau su antruoju tu realiai ruošiai save darbo rinkai. Taip. O pasakok, mane tas žiauriai sužavėjo, labai patiko tai, ką tu darai. Tai pradžiai, taip, kai gimė mano pirmagimė, tai jai šiandien yra 8 metai. Mano mokinė. Tai su dukra tikrai leidau daug laiko, leidau savo, negaliu pasakyti, kad poilsis, nes suprantam, kas yra motinystė, bet leidau tą laiką skirti jai, skirti veiklom, eidavomės tikrai ir į muzikos visokias pamokėlės, ir užsiėmimus, ir su vaikais kitais susitikti, vežimais vaikščioti ir panašiai. Ir kai reikėjo grįžti, darbdavys labai, negaliu pasakyti, kad atmestinai, bet buvo tų tokių išsireiškimų, kad maždaug tu buvai 3 metus namie. Ir tu dabar nori kažkokių aukštumų, pajamų, užmetimų. Jo, tai buvo tų tokių sąlyginai replikų ir aš po pokalbio supratau, kad ne ta vieta, kur aš turėčiau grįžti. Kur norėtum. Jo, kur norėčiau grįžti. Ir tiesiog buvo gera pamoka. Gera pamoka, išsirutuliojo viskas, kad aš ir dalinai grįžau, ir nebegrįžau į tą darbovietę. Bet kai jau atsirado antras vaikelis, reikėjo išeiti į dekretą, aš jau pilna koja žinojau. Jau turėjai planą. Taip, jau mano patirtis buvo išmokta, pamokas išmoktas ir aš žinojau, kad gerai, pradžia gal bus ne tokia, kokia aš noriu, nes vaikas vis tiek reikalaus to dėmesio, nemėgęs naktis ir visa kita, bet kai jau tik galimybė leis kažką leisti savo, tos vidinės pilnatvės atradimo, kad esu reikalinga ne tik šeimai, bet ir kitai aplinkai. Tai startavau taip su mokymais ir dar dekreto metu vaiko motinystės priežiūros atostogose pradėjau mokytis ir gana stipriai, intensyviai. Ir tos mokslus pasibaigus tikrai reikėjo ir apsiginti, buvo 2 dalių egzaminai ir gana sudėtingi, nes tas sertifikatai buvo Europos mastu sertifikuoti, Europos marketingo asociacijos. Ir buvo ir teorinė dalis, reikėjo net ir apsiginti savo darbą. Aš tiesiog pasibaigus tos mokslus jutaus kaip pabaigus 2 bakalaurą, nes buvo labai stipri ir informatyvi programa. Ir kai reikėjo jau grįžti į darbovietę po motinystės, tai labai viskas gražiai susidėliojo. Pasirodė tikrieji veidai, tikrieji požiūriai darbdavių, nes vis tiek daug kalbėjomės ir diskutavom, kaip čia toliau daryti. Ir vis tiek buvo pasakyta, kad tu grįši į tą pačią plius minus vietą už tą patį atlyginimą ir dar tau dasidės kiti vadovai. Tai nepaisant to, kad tu savo kvalifikaciją gana stipriai pasikėlė, iš esmės tau siūlo tą pačią vietą, ar ne, vien dėl to, kad tu žino, kad esi mama, ar ne, turi 2 vaikus ir galbūt pasirinkimo neturi. Tai būtent. Ir aš žinojau, ta prasme, sakau, iš pirmo to pirmųjų pamokų, žinojau, kad gali taip būti, dėl to aš ruošiausi. Ir kai buvo kita kolegė, kad irgi išeidinėjo irgi į motinystę, ir mes vis tiek kalbėjom, mums taip labai panašiu metu gavos tas grįžimas, nors jin anksčiau išėjo, o aš vėliau. Ir aš kažkaip taip, jai buvo pirmas vaikelis, man antras. Ir aš jau mintise mačiau sąlyginai tokias daromas klaidas ir galvoju, sėkmės grįžtant, bet aš žinau, kad ne viskas taip gražu, kaip viskas kalbama. Ir iš tikrųjų, kai reikia grįžti, visai kitos kalbos yra.
Kaip sakei, ruošiaisi tam, ar ne, tobulinai save su tuo tikslu, kad išeiti kažkur. Ir aš iš tikrųjų su labai tvirtu stuburu, ta prasme, kai jau reikėjo kalbėtis apie grįžimą, apie tas datas, kada man čia reikėtų pasirodyti ir panašiai, buvo išsakytos, ne man tinkamos visos tos sąlygos, tai dariau namų darbus, siuntinėjau CV pasiruošus visą savo portfolio, stebėjau rinką, kas ką siūlo ir tikrai buvo ir ne vienas, ir ne du tie darbo pokalbiai, nors kalbėjau ir su buvusiais darbdaviais, su kuriais mes tas sąlygas derinam, bet aš tuo pačiu metu lygiai greičiai jau ir darbo pokalbis ir aš mačiau, kokia rinka. Ir, pavyzdžiui, manęs net neklausė, ar aš turiu vaikų, neturiu vaikų ir į mane žiūrėjo kaip į specialistę. Taip, ir ką aš moku, kaip galėčiau atliepti įmonės būtent poreikius. Truputį papasakok daugiau, kokioje dabar tu įmonė ir ne, kokia yra ta tavo veikla, kokia yra darbo specifika. Nes iš tikrųjų per šią veiklą, aš sakyčiau, galbūt tu labai stipriai atsiskleidėjai. Aš labai pradėjau tave matyti socialinėje erdvėje ir tada mes su Julija... Tom spalvom, ar ne? Taip, pamatėm, kokia tu kvalifikuota, kiek tu turi daug žinių ir kreipėmės pačios į tave, kad sudarytų mums strategiją. Ir buvo labai produktyvus ir įdomus darbas su tavim. Tai kokia tavo dabartinė ta veikla? Dabartinė veikla, tai skaitausi kaip būtent JEKPO prekinio ženklo e-komercijos plėtros vadovė. Realiai apimu viso projekto brandingą ir priežiūrą. Tai yra žemės smulki technika, statybų segmentui, ūkio segmentui, aplinkos priežiūros. Ir mes realiai darbo pokalbio metu, kai kalbėjom, manęs klausė sąlyginai, kokia ta mano kvalifikacija, kaip tu matai tą projektą ir visą kitą. Ir gavosi taip, kad jau aš pradėjau tą sesiją savo, aš pradėjau klausinėti, o tai ką jūs turite. Ir tas, kuris mane klausė, vadovas, jisai iš mano būtent tų klausimų pastebėjo, suprato, kad su šita kandidate galime daug nuveikti. Nes tą, ką aš klausiau pokalbio metu apie bazinius dalykus, kad ar jūs savo segmentus esat išsiskirstę, ar jūs turite savo elektroninę parduotuvę, taip, ar jūs turite tą social media, ar vedate. Ir prasme, visi buvo atsakymai, mes naujas brandas, mums visko reikia, mes nieko tuo bazinių dalykų dar neturim ir mums reikia stipraus žmogaus, kuris sustatytų visą tą didelį medį. Tai aš iš tikrųjų po šio pokalbio išėjau su ta mintim, kad gal čia ne man, nes viską nuo nulio daryti buvo tikrai taip baugino. Pasinerti į šaltą vandenį, kažkas panašaus. Tokį šaltą gerą dušą, nes tiek, kiek buvau buvusi darbovičių, jau vis tiek buvo kažkas daryta, tu kažkokius darbus tau perduoda, kažkokia struktūra jau sudėliota. Ir toks tikrai buvo pirmas įspūdis grįžus, kad čia tikriausiai dėmesio nereikia skirti ir toliau paieškose. Ir gavosi, kad kažkaip praėjo kažkiek laiko. Pasikalbėjau su artima draugė, su artimais šeimoje apie tą visą situaciją ir kažkaip labai patiko draugės viena frazė. Nes mano didžiausia baimė buvo, kad naujas brandas, statyti nuo nulio dar gal kaip ir įdomu būtų, nes nėra klaidų, darysi klaidas pati. Bet didžiausia baimė buvo ta, kad o jeigu tas prekinis ženklas nesivystys ir tu prarasi darbo vietą, ta prasme gali tave atleisti, nes tu nežinai, ar bus pardavimai, nebus, jau nėra funkcionuojanti įmonė. Ir buvo ta baimė. Ir mes išsišnekėjom su draugė apie tą visą riziką, kad jeigu tu pradėsi visko nuo nulio, ir draugės ta frazė, kuri man labiausiai tikriausiai tokį lūžį davė galvoje, bet Rasa sako, palauk, sako, yra įmonės, kurios gyvoja 10-20 metų ir atleidžia žmonės.
Šiaip teisingai. Ir atleidžia žmonės ir didžiausias kampanijos, ta prasme, pasauliniai verslai gali atleisti, nes tiesiog etatų mažinimas, krizė, korona, visa kita, kiek daug. O čia sako, tau duoda visas galimybės, nes iš tikrųjų po pokalbio gavosi, kad su manim susisiekė tas vadovas ir informavo, sako, aš matau tavo potencialą, matau, kad tu labai gali daug duoti įmoniai ir galim startuoti net su didesnė suma, negu kad tu, buvo kalbėta prieš tai. Tiesiog buvo motyvacija, kad ateik pas mus, mums reikia tavęs. Tai tu esi kaip nuostabu, kai išvelgia potencialą vadovas. Tai labai tas kažkaip tą įvertinimą davė ir sakau, su draugė, kaip perkalbėjom visą tą situaciją, sako, tu žiūrėk, yra įmonė, kurioje dirbai, reikia grįžti, atrodo, jie jau matė tavo potencialą, ne potencialą, bet tavo patirtį, kiek tu daug įdėjai indėlio į tą brandą, nes tikrai prieš tai buvusio dirbovė, tai tikrai daug savęs atidaviau. Aš apriepiau nuo dizaino, maketavimo, reikėjo ir liubdukų, ir gamybos, ir katalogų, ir parodom ruoštis, dizaino visa dalis, ir kita dalis rinkodara, social media, reklamų leidimas ir visa kita. Tuo metu ir dar plus aš dekreto metu mokinausi ir visą tą, ką reikėjo atlikti namų darbus, aš atlikdavau tai įmoniai. Ta prasme, aš maksimaliai atidaviau savęs ir buvo tikrai tie rezultatai. Ta prasme, aš nesiskundžiu prieš dekretą, kad buvo atlikti tie rezultatai ir alga kilo ir visa kita, bet kažkaip, kai reikėjo grįžti, viskas lyg nubraukta. Man tai aplamai, kas labai žavi, žinai, dažnai mes būdamos mamos, bandom kažkaip save pateisinti, kad mano vaikai yra maži, man reikia skirti laiko, aš esu be galo pavargus. Ir taip, iš tiesų tai labai vargina, pripažinkim, ar nevargina. Neprotiškai. Bet kita vertus, ar tu įsivaizduoji, kiek moteris turi vidinės stiprybės, kiek moteris gali apimti veiklų, kaip gali sukurti savo asmenybę realiai iš naujo. Ir mes būdamas pervargusios vis tiek sugebam atrasti save dar naujoj veikloj. Tas labai labai žavi, wow. Ir iš tikrųjų, jau kai pradedi dirbti, ar ne, grįžti į darbo rinką, susiduriam su kitais sunkumais, kada reikia derinti vaikus, vyrą, darbą, viską reikia apriepti, ar ne. Ir kaip išlikti savimi, daug streso. Tada ar neateina mintis, kaip galėčiau dabar atsipalaiduoti, atrasti vidinę ramybę, sugrįžti save. Ar tu turi kažkokių būdų, kaip tu vis dėlto save nuramini ir grįžti į savo tą epicentrą? Taip, tų veiklų labai daug ir žinant mano tą, kaip sakyt, užkulisius, visą situaciją, tai ir motinystė, ir vyro darbas užsienyje, tai visas namų krūvis ir darbo krūvis yra ant mano pečių didžioji dalis. Aišku, vyras grįžta ir padeda, bet procentaliai pasiskirstom tikrai ne labai tolygiai. Taip. Ir to atsipalaidavimo tikrai reikia. Tikrai reikia ir tas atsipalaidavimas pas mane didžiausias tikriausiai yra ir per tą patį piešimą, per kažkokias tokias asmeninės tas veiklas, kur aš net nėštumo metu, jau to truputį laisvesnio laiko sąlyginai, kai tu jau į darbus nebeini ir lauki tą mėnesį 2 iki to susitikimo su mažyliu, tai aš vėl grįžau į tą savo sąlyginai gal vaikystę, nes prisipirkau vėl pastelių, prisipirkau spalvinimo knygučių, tai ir su to juodu tušinuku smulkiom detalėm išsipaišydavau, piešiau ir paveikslą vaikui antrajam į jo miegamąjį, tai dabar tikrai kažkaip ateini po keliarių metų ir suvoki, kad tas paveikslas turi tokį sentimentalę tą vertę, nes žinau, kad mes piešiam kartu su vaiku. Tai tas atsipalaidavimas tikriausiai didžiausias, kai tu jau nebežinai, į kurį galą kristi, kad rasti tą vidinę ramybę, pasiemu pieštukus, pasiemu popierių ir manęs nėra porai valandų.
Kaip nuostabu, kaip mums tai rezonuoja. Iš tikrųjų, mes su Zenta kaip tik ruošime daryti edukacijas, dizaino ir tapybos, kad moterim padėti atsipalaiduoti. Tai vat, mintis tokia ir būtų, kad mes susitiktume vakaro metu, turėtume molbertus, drobę ir galėtume išreikšti visas savo emocijas, įsikvėpti ar ne. Tai vat, manau, būčiau tikrai karšta auditorija. Tai labai, labai kviesime. Ta veikla tikrai yra, kuri, net nereikia kažkokių super galių ar ten super mokėjimo, kažkokių pamokų, tai tiesiog atsisėdi ir sraute tokiam esi. Ir tas srautas duoda didžiausią vertę, kad aplinkui tave jokių problemų nebelieka ir tu pasiėmęs tą pieštuką ar kitą steptuką tikriausiai. Tai manau, kad rasit savo tikrai auditoriją, o tos, kurios nebandė, visiškai manau, nėra čia didelių baimių, nes čia tiesiog išjausti. Jo, būna kitos moteris sako, bet tai aš nemoku, aš neturiu įgūdžių, tai kaip, aš net nežinosiu, kokias spalvas maišyti ir taip toliau. Bet iš tikrųjų, kai įsitrauki į visą šitą procesą, aš kaip galvoju, pažiūrėkit, ar vaikai bijo? Nieko nebijo. Tu tik duok popieriaus lapą ir jie niekada negalvoja, ar aš moku, ar aš nemoku. Jie tiesiog įsilieja į tą procesą ir gaunasi labai nuostabus darbai. Tai iš esmės, sąlyginai sakyčiau, tai toks savotiškas grįžimas į vaikystę. Leidimas savo, ar ne? Jo apkabinimas, tos mažos mergaitės, kurią viduje nešiojamės, ar ne? Niekada ir neužaugame, visada viduje lieka. Tai aš sakau, čia toks gražus atsiskleidimas, terapija, tapyba aplamai, aš tai iš vis dievinu tapybą, tas spalvų maišymas, nežinau, tas procesas išlaisvina. Tai visi tie kompoziciniai dalykai, struktūra, dizaino, tų pačių paveikslų panaudojimas, tai visiškai atlieptų mano specifinę dalį, ne? Profesinė mano dalis, o tapyba tavo, tas meniškumas, tai mes puikiai vieną kitą papildom ir norim sukurti žmonėm vertę, naudą, tokiu būdu padėdamos moterims. O jūs jau turit kažkokią konkrečią viziją? Taip, vizija verda mūsų galvose, nekantraujam ją pristatyti. Turėsime renginį su būreliu moterų jau visai netrukus. Tai nekantraujame, labai laukiame, ruošiamės ir nekantraujame pradėti. Tai kai jau skelbsit datą, sakykite. Taip, manau, bus įdomu. Netrukus. Taip. Dabar ritmas yra beproto greitas ir ta kasdienybė moterų yra tiesiog non-stop, rytas keičia vakarą. Ir kiekviena mes susiduriam su to įtampa ir norisi ją kažkur išleisti. Tai va tas būdas, man atrodo, yra nuostabus, kaip žmonės galėtų pasinerti į tą realybę, kur mes sakom, ir iš to išeiti. Kodėl mes sugalvojame tokią veiklą, ar ne? Pačios tikrai nemažai dirbame, turime daug tų veiklų, na aišku, kaip ir visos moteris, ar ne? Ir ieškome to nusiraminimo. Bet galbūt pakalbėkime apie tas situacijas, su kuriomis mums tenka susidurti, tarkim, kad ir darbinėje veikloje, ar ne? Koks tau yra toks įsimintiniausias įvykis, toks trigeris, ar ne, kažkas pasakyto gal negražaus, būtent iš tavo darbinės veiklos, kas labiausiai yra įsiminę? Tai didžiausias tikriausiai ir buvo lūžis, kad nebegrįžti į buvusią darbovietę, nes viskas keitėsi tuo metu. Ta, ką aš dirbau, atlikinėjo jau realiai beveik 3 žmonės, kur aš atidirbdavau viena. Kur tu viena? Taip, dizainas, rinkodara, social media. Ir aš, jeigu būčiau grįžus, tai būtų mane statę būtent į social medijos vystymą brandui. Dizainas būtų atitekęs kitai mergaitai, kurią aš apmokinau prieš išeidama. Ir buvo priimtas kitas žmogus, jau kaip rinkodaros vadovas, kuris pagal visas tas mūsų diskusijos grįžimo turėjo tapti mano vadovu. Ir man buvo toks sąlyginai neįvertinimas, kad yra komanda, aš tą brandą jau ir prieš žinojau, ir prieš grįžtant update'ą padaręs gerą. Čia kaip ir tavo kūdikis, ar ne? Negaliu sakyti, kad mano kūdikis, tikrai ne, nes
vis tiek brando savininkai ne aš, bet pačią istoriją brando ir prieš ir grįžimo metu aš jau žinojau ir dar giliau, tai man buvo tas toksai sąlyginai neįvertinimas, kad gerai, aš galiu ir nebūti vadovė. Ta prasme, aš ir diskutavau, kad gal tada būkim kaip komandos lygiaverčiai visi nariai. Vienas už rinkodarą, kitas social media ir trečias dizainą, kad mes būtumėm komanda. Bet buvo iškart kategoriškai pasakyta ne, tai gerai, sako, tai kas bus mano tiesioginis vadovas? Ir sako, tas naujas žmogus rinkodaras. Ir mes per visą tą laikotarpį, kol aš atlikinėjau visus namų darbus, ten analizavau visus duomenis, viską, ką reikėjo būtent tiem mokslam atlikti. Aš labai daug indėlio atidaviau savo, kad analizės, namų darbai viskas atiduodavau, stengdavausi išdiskutuoti, kaip galėtumėm pritaikyti. Pradžioj kaip ir vertino tą, bet palaipsniui gavosi, kad tas trečias žmogus, kuris turėjo būti man vadovu, jis labai juto konkurenciją tikriausiai, nes grinai man pradėjo tą atgalinį ryšį duoti tokį jau nelabai skanų ir nelabai gražų. Tai kai tu gauni tokias žinutės, kad jeigu tu supi savo kūdikį ant rankų, tai nebesikišk į įmonės veiklą, tokių išsireiškimų, tai iš pradžių taip pasimečiau. Gerai, ne mano tonas, mane gal kiek įžeidė, aš dar bandžiau kažkaip laviruoti iš tų situacijų, bet jos vis aštrėjo ir, tiesiog buvo toks sąlyginai pažeminimas, kad tu esi motinystėje, tu nori duoti savo indėlio ir tavęs nepriima. Ir man tas visas kontekstas, kad pats tas žmogus turi ir šeimą, ir vaikų, ir mes su vyru viduje diskutavom, gerai, apsukim prizmę kitaip, ir ar jis pats norėtų, kad su jo žmona taip bendrautų. Tai man buvo didžiausias toks lūžis, kaip tu taip gali drąsiai reikšti savo mintis, aš net nepažįstamam žmogui net nedrįsčiau taip pasakyti, taip skaudžiai. Man artimas žmogus gal pasakęs būtų taip, gal ne ta diena, gal kažkaip ne taip, bet kai tu žinai, kad čia bus tavo vadovas, tai buvo toks, čia ne man, jeigu gerai aš ten galiu dar susitaikyti su pozicija, su atlyginimu, su pinigais, viskas gerai, kažkaip tų kompromisų rasim, bet kai tau būna to tokio purvo ant tavęs ir tu žinai, kad tu eisi į darbą, į tą ofisą, į kančią. Tai bet aš matau labai teigiamą pusę, žinok, labai teigiamą pusę įžvelgiu. Todėl, kad man tai toks įspūdis, kad šis vyriškis išėjo su tavimi konkurenciją, nes jis pamatė tavo vertę, kiek tu esi stipri ir kad realiai jis tavęs neperšoktų tiesiog. Ir žinai, toks nervas, kad atėjo moteris. Suveikia, taip, nes vyras, žinai, vis tiek nori dominuoti ir ne, jam svarbu užimti aukštą poziciją. Ir staiga čia atsiranda moteris, atėjusi iš motinystės ir turinti dar tiek žinių, ar ne? Kurianti stiprią vertę ir automatiškai, kyla pyktis. Taip, susidūriau su tuo pykčiu tiesiogiai ir sakau, didžiausias lūžis tame ir gal buvo, kad nenoriu aš eiti kiekvieną dieną į darbą, kur teks kentėti, kur nežinai, ko laukti, o kas toliau, jeigu jau dabar mano riba buvo peržengta, tai kas toliau, tai taip ir prasidėjo tos paieškos. Ir iš tikrųjų labai teisingai pasakai, kad man viskas išėjo labai į gerą pusę, nes atsirado nauji projektai, pokalbiai, tada ir naujas vadovas mane pilnavertiškai vertino iš karto realiai ir kiek jau metai plus laiko dirbu, mes tikrai neblogai startavom su šituo projektu, džiaugiamės rezultatais ir šiai dienai esu pasidvigubinus algą. Tai man tas toks moteriškas entuziazmas dar labiau kyla. Tiesą pasakius, mes taip su Zenta pasikalbam, tu kaip žuvis vandenį, mes labai tavim žavimės, atrodo, tu labai savo vietoj ir mes taip pat nusprendėm imti konsultaciją iš tavęs, nes numatom tavį didžiulę vertę. Bet tu užčiapėjai dar vieną labai svarbią temą dėl konkurencijos, ar ne? Irgi savo darbę neišvengiam to dalyko. Ne tik vyrai, bet ir moteris, ar ne, gali žeisti. Ar teko dar turėti kažkokių tai
situacija. Iš moteriškos pusės. Iš moteriškos, kad pavyzdžiui, tarkim, kaip tu, žinai, supermamytės, tai kaip tu čia neaugini dabar savo vaikų, skiri laiką veiklai, kaip tu drįsti. Nes, pavyzdžiui, mano aplinkoje tai tikrai buvo, kad iki tų aukštų tokių tobulų rezultatų mamos, ar ne, kad čia tau reikia labiau pasistengti ir ką tu čia dar sugalvoji, kokias savęs paieškos, vaikus prašau auginti. Ir labai taip jautru, mamai yra, ar ne, bet viso mums tą širdelę užgauna, kaip pasako, žinai, nereikia net pasakyti, tu pats plėšydamasis į karjerą ir augindama vaiką, tu galvoji, ar nenuskriaudi to vaiką, ar ne, kurį taip labai myli. Jo, jautri tema. Plus, sakau, dar ta situacija, kad namuose esu kaip ir viena su vaikais. Tėtis yra, bet jis mažai laiko būna palyginus, nes irgi darbai. Ir tikrai jauti tą skausmą, kad reikia pabėgti šiandien į filmavimą, reikia eiti į darbą ir plėšytis, kad ir čia būti gera, ir čia būti gera, o jeigu dar vaikas susirga, tai tada darbas nuotoliu, tada dar didesnis krūvis, nes tiesiog tu sėdi, darai kažkokią savo užduotis ir čia fone dar sąlyginai mini darželis vaikų, tai laviruoti labai sunku ir tą skausmą pajust, ar aš tikrai pakankama esu mama. Manau, kad vaikas pats parodo tą tavo rezultatą. Nes, tarkim, su dukra mūsų ryšys pakankamai artimas, tiek ji irgi prie meno linkusi piešti, tai jau mokytojai pastebi, kad klasėje tas vienintelis vaikas, kur daugiausia skiria laiko pieštukam ir flomasteriam. Tai kažkaip to ryšio yra ir vis tiek stengias kažkaip kitaip atliepti. Ta prasme, mes tą laisvalaikį kitokį turėti kartu ir išeiti ir į tos pačius parkus ir kartu paspalvinti knygutę, kartu palipdyti kažką. Dabar praeitą savaitgalį su dukra ėjom į šuniukų jogą. Tai labai irgi realiai ten ta joga, tai iš tikrųjų ne kiek man buvo, kiek vaikui. Tai žinojau, kad jai patiks. Porą savaičių laukia to susitikimo su šuniukais, tai klausinėjo ką ir kaip ir kada čia ir kokie bus. Tai kažkaip stengiasi kompensuoti. Tikrai to laviravimo yra labai daug. Suartina tie ritualai, ar ne, tas kokybiškas laiko leidimas su savo vaiku, kaip svarbu mums, mamoms, mylėti save ir kad vaikas matytų tą gyvenimo džiaugsmą, kaip svarbu moteriai savim rūpintis iš vidaus ir iš išorės save pripildyti teisingais dalykais, ar ne? Ir dukra, kažkaip, ne per seniausiai iš tikrųjų kalbėjom apie tą užaugimą, kom būsi užaugus, kažkaip taip, nors atrodo dar tik 8 metų vaikas, 8. Ir jinai, aš noriu būti dailininkė. O kodėl, sakau, kodėl dailininkė? Bet tu žiūrėk, mama, ir tu čia kiek pieši, kažką darai, ten taip toliau. Pavyzdys. Jo toks, matyti tas metas, kai inspiruoju kažkiek, jo įkvėpiu. Ir tikrai, ta prasme, pas mumis netrūksta ir tų pačių teptukų, ir molbertų, ir guašų, ir tų rinkinių, bet net ne dėl to, kad aš norėčiau, jinai pati, kalėdų senelių užsiprašė to lagamino didžiausio, kur yra su akriliniais dažais, atsidaro mama, o tai kaip su jais reikia dažyti? Noras buvo didžiulis, ar ne? Ir kas yra esmė, kad, pavyzdžiui, mes kiekvieną rytą pusryčiaujam, kažkaip pusryčiai pas mums irgi ritualas yra, būtina papusryčiauti ir buvo rytinė laida ir buvo labai iš tikrųjų įdomus reportažas apie būtent žaidimų kūrimą. Ir jin kažkaip labai užsikabino apie tai, o kaip čia daro tos žaidimus, o kaip čia, sakau, tai specialios programos, taip toliau, čia visai įdomu, aš irgi norėčiau sukurti žaidimą, sakau, bet tai tu moki puikiai piešti, tu galėtum pritaikyti. O tikrai, mama, žinoma, tai tu tik rodyk iniciatyvą ir bandom. Tai kažkaip pati pagalvojau, kad tas menas tikrai yra labai daug nišų.
ta prasme, tą patį žaidimą sukurti neužtenka tau programinių žinių, tau reikia ir kūrybos. Be kūrybos ir viso to supratimo, kaip kompozicijos, spalvotyros ir visa kita, kas įeina į būtent meną ir terapijas, visa kita. Tai aš kažkaip viduje pasidžiaugiau, kad gal visai ir perspektyviai būtų jai ta, kaip sakyti, specialybė. Ir tikrai net drąsiau, kaip mane bandė perorientuoti 12 klasėje. Šiaip aš irgi noriu pasidžiaugti, kad iš esmės, menas niekada nebuvo laikomas, ypač anksčiau, kažkokia didelė, labai vertinga specialybė, ar ne? Ir nors aš labai romantizavau šitą specialybę, man menininkės jos tokios atrodo su tokia vos ne aura, žinai. Aš taip mačiau, nežinau kodėl. Ir, sakykime, tarp visų pasirinkimų, būtent studijų metu, aš įrašiau vienintelę specialybę, tai buvo dailė ir dizainas su pedagogika. Ir vietoj to, kad ar ne, mama sakytų ten, bet tai gal tu pagalvok, jis sako, vau, gerai, padėsiu tau. Ir ką aš dabar po tiek metų, ką aš supratau, ar ne, aš kurį laiką slopinau savo tuos menus, ar ne, bandžiau, visur save bandžiau atrasti ir kai grįžau atgal į menus, aš supratau, kad aš esu matoma kitų ir vertinama būtent už tai, ką aš myliu, už tai, ką aš darau, už tai, kas mane įkvėpia. Ir supratau, kad jeigu tu darysi tai, ką tu myli, tai tik tada tu pasieksi aukščiausią rezultatą. Jis sako, dirbk tokį darbą, kurį mėgsti, nebereikės dirbti. Taip. Realiai taip ir jaučiuosi. Ir kai kiti sako, kad pirmadienis reikės į darbą, vėl ten tas, anas ar trečias, problemos. Reiks į darbą. Nesakau, kad toks bet tikrai nėra kažkokia ta demotyvacija, kad tu dabar. Aš tikrai, sakau, realiai metai plus jau dirbu toje įmonėje ir tie gamybiniai su reklama, kas vyko, aš ateinu į darbą ir aš jaučiu sraute, ta emocija, kad gerai, aš turiu užduotį, man reikia atlikti, bet jeigu aš ją įsigilinu, o gal taip, o gal anaip, o gal taip, ir tu pradedi viduje, mintise dėliotis tą kompoziciją, spalvas, visą kitą, problemų nebelieka. Tai ir dabar, kadangi mano darbas yra ta rinkodaros dalis, tai ir plus dizainas, nes aš irgi viskas, kas reklamose yra, aš pati ruošiuosi visus maketus, visą kitą, tai prasme daug atliepiu, tiek produktų paruošimą, nuotraukų retušas, baneriai ir visa kita. Taip, nes visą tą dizaino patirtį, ką aš turėjau 10 metų atgal, aš ją naudoju šiai dienai. Nes ir man tas gal, dėl ko į darbą ir einu su tuo entuziazmu, nes mano diena vis kitokia. Aš vieną dieną gal apriepiu apie social mediją noriu padaryti. Aš turiu tą tokią lengvą grafiką, struktūrą, ką aš turiu būtinai atlikti, bet tas, kuris lieka ten kokias 3-4 valandas, kai jau atlieku savo, kad nepasiplaškyti, tai darau. Gali pasirinkti. Taip, nes aš moku ir dizainą, ir social mediją, ir tas pačius naujienlaiškius. Tai aš žinau, kad, pavyzdžiui, pirmadienį aš dėliosios reelsą, Koks įdomus tavo darbas. Ruošia viską, ten gal kolegos padės susifilmuoti, bet man medžiagą duos, aš susimontuosiu, susidėliosiu aprašymus, visą kitą. Ten postai, visą kitą, tada koksai ketvirtadienis tinklaraštį išleisti, kad būtų visa SEO dalis būtent mūsų projektui. Tai penktadienis dažniausiai dedikuoju naujienlaiškiam. Tai toks irgi, žinau, kad man reikės pasiekti tą tikslinę auditoriją, jau šiltesnę, kur per jų kampus labiau praeiti, tą psichologinę dalį, bet tada turi ir tos vizualus pasiruošti, kad jiem atlieptų, su dirbtiniu intelektu vakar būtent ir generavausi. Tai siunčiau naujienlaiškus tiek statybų segmentui, tiek ūkininkam ir, pavyzdžiui, ta pati problema, bet tu turi atliepti kitais kampais. Čia visiškai rinkodara ir psichologija, bet dirbtinis intelektas, labai man, kaip pasakyti, pagelbėja. Kai visi bijo dirbtinio intelekto, aš tik į save kuo daugiau, nes jo dėka aš galiu tiek daug užduočių atlikti. Tai jisai tau padeda, ta prasme, ką galėtų atlikti
daug žmonių, ar ne, su jo pagalba tu viena gali tą padaryti. Kai tu turi tą kritinį mąstymą, vat, ir kiek tų mokymų praeini dirbti, ir žinios. Jo, labai gaunasi aukšto lygio visą užduoties atlikimas, kai tu turi savo patirtį, turi kritinį mąstymą, turi žinias ir dirbtinį intelektą. Ir menus dar. Ta prasme, nes gaunasi, būtent, vat, kai mokinausi rinkodarą, dar ėjau į mentorystę, susipažinau ten su viena mergina, žodžiu, žinoma, prekinio ženklo irgi vadovė, buvo mano mentorė, ir mes pradėjom šnekėti, sako, bet tai palauk, tu rinkodarą, ne, bet tu ir dizainą. Tai čia toks tavo miksas, na, ta prasme, tokių specialistų yra maža, nes dažniausiai, jeigu rinkodara, tai jau dizainą nemokės. Geriausiu atveju ten Canva, nu, tie tokie mėgėjiški įrankiai, bet tu moki visą Adobe's paketą, visą meninę dalį, kompoziciją, taip toliau, ir dar rinkodarą. Nu, tai čia labai suskamba. Jo, ir labai tada gaunasi, kad įvedė to pasitikėjimą ir savimi. Tai kažkaip ir dar integravau dirbtinį intelektą, tai tą, ką tu fiziškai per valandas nespėji, ne? Nes tu moki, bet nespėji. Dirbtinis intelektas tau tokį greitį, pagreitį, jo. Ir tu visai kitaip dirbuojas. Daugelis žmonių bijo, kad dirbtinis intelektas pakeis jų specialybės ar ne, bet čia tie nuogąstavimai žmogaus niekas nepakeis jų kūrybinių sugebėjimų. Aš manau, kad dirbtinis intelektas nepakeis žmogaus, pakeis tuos, kurie gal truputį patingi. Jeigu tu darbe patingi, nenori tobulėti, nenori keltis to savo kvalifikacijos, savo žinių, tada taip, yra rizikos. Tikrai yra rizikos, manau, bet jeigu tu toks esi žingeidus, nori tobulėti, didelių tikslų pasiekti, tada dirbtinis intelektas tik kuras, didelis reaktyvinis kuro bakas, kuris tau padeda šauti viršų. Tu tikrai savo srities specialistė, gal galėtum pasakyti pagrindinius dalykus, ar ne, ką brandui reikia turėti, nuo ko pradėti tai strategijai, pagrindiniai bruožai. Kai mes atėjome į konsultaciją, tu užsiminiai, kad reikia konkurentus įsigryninti, savo vertybės, ar ne? Tai gal galėtum plačiau papasakoti. Jeigu vystai savo prekinį ženklą, ne, ir taip sąlyginai nuo nulio, kaip aš atėjau į Jekpo, ne, ir tikrai buvo nulinis taškas, mes kūrėm tiek Facebook'o page'us, tiek klausiau, ar turi elektroninę parduotuvę, ne, tai sakau, per tą laiką, kol aš ateisiu, susirandam žmonės, kurie suprogramuotų, nors šiai dienai su dirbtiniu intelektu gal būtų sąlyginai ir pačiam net galimybė suprogramuoti, bet tiesiog tokia situacija. Ir baziniai dalykai ir buvo, kad nusistatyti segmentus, nusistatyti tą tikslinę auditoriją, kuriuos tu žmonės nori pasiekti. Nes jeigu tu kalbi visiems, tu kalbi tą patį visiems ir tu nepagausi savo srovės, tau reikia pagauti tą srovę ir kai tu žinai, kurį... Tam tavo klientai. Tikrai taip. Ir mes gryninomės, tarkim, šitokiu realiu keisu, nes man aktualu, kadangi, sakau, žemės technika, tie visi krautuvai, ekskavatoriai, visiškai nemoteriška tema. Ta prasme, man asmeniškai labai sudėtinga komunikuoti, nes, kur kalbėti apie kosmetiką, grožį, meną, kur aš ten būčiau visiškai. Turėčiau, dirbu su tokia visiškai skirtinga tema, kur, visų pirma, tu dar turi ir suprasti techninę dalį, dar turi suprasti vyrišką auditoriją ir dar jų tuos skausmus, visus kaip juos ten po truputį pritraukti pas save. Tai labai didelis darbas buvo, kad perleist per save. Šiaip mes moteris tų vyrus sudėtingai suprantam, tai ten iš verslo pusės dar sudėtingiau. Tai tą tikslinę auditoriją nusistačius, tu jau išsigrynini jų skausmus, jų tikslus ir kaip tavo prekinis ženklas galėtų atliepti tuos skausmus. Ir tarkim, mes siekiam statybų segmento, ta prasme, tų žmonių, kurie dirba statybose, ten, tarkim, nežinau, deda tvoras, trinkelės ir panašiai. Kitas yra, kad ūkis ir ūkininkus bando pasiekti. Ir mes labai skirtingai turim komunikuoti su jais, nes tą, ką mes šnekam statybininkuje,
visiškai neaktualu ūkininkui. Apie kokį ten, nežinau, trinkelių klojimą, kad tau grąžtas ar panašiai bus tiks, ne? O kur ūkininkui, tai man čia medelius sodinti, man visai gal padėtų tas grąžtas, nes tiesiog dabar darbymetis ir man reikia ten 100 skylių. Ir vat kaip yra skirtingai, tu žinai savo auditoriją, tada žinai kokius postus, reelsus kurti. Tai va tiksliau, tas netinka, kad pavyzdžiui, kaip kiti sako, labai dažnai sako, kad tu susirink daug sekėjų, žinai, ir tada vis tiek išsigrynins. Nesąmonė. Na, mano pozicija nesąmonė, nes aš irgi ant teisingų pagrindų reikia statyti, ne? Taip, būtent ant labai tvirtų pagrindų. Tų tokių netikslinių žmonių tu bet kada gali prisitraukti, bet kokius konkursus. Ir savo žmonių, kuriem rezonuoja tavo. Taip, bet jeigu tu nori tų pačių pardavimų, tu nori dėlioti savo prekinį ženklą, kad būtum patikimas, ne? Nu, tikrai nereikia to velti chaoso komunikacijoje, visiškai ne. Ir tiesiog, žinant, kurį tu žmogų nori pasiekti, tada jau per psichologinę dalį galvoti, kas jam skauda ir kaip mano produktas galėtų atliepti. Taip. Skausmą. Jo. O Rasa, kas tau yra estetika? Šiaip tikėjau šitą klausimą, nes pavadinimas daug ką sako. Tai estetika, sąlyginai man tokia ramybė, balansas, sakyčiau švara, toks, ta vidinė aiškumas, ta tokia vidinė būsena, kur tu visiškai toks be jokių pašalinių kažkokių trikdžių, chaoso, tu tam tokiam koncentruotai ir švariai toksai. Ir labai pajutau iš tikrųjų tą estetikos požiūrį, būtent dizainą, labai dėkinga savo dėstytojas. Visada reikėdavo atlikti užduotis ir taip ateini, parodai ten kažkokį maketą. Nu, tu gal truputį dar pastumk čia. Milimetrais. Taip. Ateina kitą dieną, nu tai gal tu pastumk dar čia. Dizainė tai palauk. Ir man toks visiškai toks, tam jaunam specialistui buvo toks, kaip čia sudėtingai, kodėl, kam tas milimetras, ką jis padarys. Taip. O po to įdirbis, maketavimas, dizainas taip toliau ir tekdavo ten, ir po šiai dienai yra, bet jau gal atsipalaidavus daugiau, bet buvo momentas, kad tu tikrai važiuoji, matai kažkokias reklamas ir akis tobulėja, kur jau pagauni, kas yra teisinga, kas ne. Kompoziciniai dalykai, visi spalviniai, kas yra labai labai. Vien teksto sudėliojimas, šrifto dydis, šrifto parinkimas. Čia visiškai brandingas yra, bet čia įgūdžiai ir tada, kai tu jau žinai tas taisyklės ir tu išjauti, tu tos milimetrus atrandi tą žvilgsnį, tada susideda estetika iš tikrųjų. Tie sunkumai išgrūdina, ką sakėjai universitete, ar ne, dėstytojai sakydavo, pagalvodavom, ar mums iš tikrųjų to reikia, bet išgrūdina. Aš tikrai buvau ta tokia, kur grįžti atgal į suolą ir kodėl, bet kokiais 3-5 metais darbe, kai tu kiekvieną dieną stumdai tos supranti, kodėl. Sąlyginai yra dalis techninė, kur ten, pavyzdžiui, gamyba reikia pagaminti tos pačias vizitinės korteles ir tu negali prie krašto pridėti, nes tau nukapos raidė. Tai jau žinai kompoziciją, tą visą estetinį dalį ir tada jau įgūdžiai atsiranda. Čia panašiai kaip tėvai su vaikais, ar ne, sako, kai užaugsi, suprasi. Tai mes, kai užaugam savo sritį, tai lygiai taip pat ateina supratimas. Jo, labai teisingai iš tikrųjų išreiškiai. Kaip svarbu savo srity, atrasti tą savo sritį, tą savo veiklą, kuri mus vestų kiekvieną dieną, ar ne, kuri priverstų šokti iš lovos ir versti tos kalnus, ar ne. Kaip mes džiaugiamės, kad mes esam tam kelyje, labai matosi iš pačios, akės spindi, degi tuo, ką darai. Taip. Ir labai smagu, kad savo dukrą įkvėpė, ar ne, galbūt sekti tavo pėdom. Nors aš tikrai nesąmoningai. Nėra taip, kad kaip kiti eisi į teisę, odontologiją ir viskas. Ir tikrai buvo pavyzdžių klasėje, kur mama sakė, bus į teisininką arba odontologiją. Rinkis arba tas, viskas, jokių kitų perspektyvų nėra. Tai aš to tikrai nenorėčiau nei pati pakliūti į tą situaciją, nei dukros ar ten sūnaus į šitą terpę įdėti. Tikrai neverta. Nes kam?
Ir mes grįžtam prie to, kad ta moteris, ta mama yra tokia spindinti iš savęs ar nelaiminga, kaip prisipildžius iš vidaus ir gali skleisti į išorę. Ir mes iš tikrųjų turim tau dovanų. Laukiau to momento. Swiss Ovid – tai Šveicarijoje gaminamas maisto papildų prekės ženklas, kuriam būdingi aukšti kokybės standartai, kruopščiai kontroliuojamas kūrimo ir gamybos procesas bei atsakingai pasirinktos sudėtys. Swiss Ovid asortimente gerai žinomi kasdienės savijautos sprendimai. Vitaminas D3, vitaminas C, magnis, B6 grupės vitaminai, omega 3, viskas, ko reikia mūsų kasdieniai gerai sveikatai. Turim tau dovanų, kad atspindėtum kiekvieną dieną. Aš žinau šitos, kaip fainai. Tada vieną kartą iš tikrųjų buvau kaip tik konferencijoje ir grįžau labai, buvo prasta savijauta, matyti nuovargis ir visą kitą. Ir su savito magnį vakare išgėriau. Ir ryte buvo labai gerai. Iš karto tokia. Atpalaidavo. Buvo labai gerai. Puiku. Gražus vidus, gražiai išorė. Ačiū labai. Ko palinkėtų mūsų podcast'o žiūrovėms? Kiekviena moteris iš tikrųjų spinduliuos tada, kai ras tą savo vietą, veiklą, kuri tave prisotina tos energijos, to džiaugsmo, tos vidinės pilnatvės ir kai tu jausies tikrai tokia ir reikalinga, bet ir vidinę būseną atlieps tam sraute. Taip. Tai labai palinkėčiau iš tikrųjų nebijoti ieškoti. Tikrai nebijoti. Nieko tokio. Jeigu ir vienoje veikloje nepasisekė, bet jauti, kad visiškai nebe tavo varikliukas, nebe tavo srovė. Ir atrasti kito kelio. Ir nebijoti mesti, nebijoti rasti tų kitų kampų, kurie užpildys tą visišką pilnavertiškumą ir tą būseną sraute. Kad ir kaip mano terapijoje, tu įkrenti į tą srautą, tai jeigu rasi tą veiklą per smalsumą, kad tu jaustumės tam sraute, nebereikės dirbti. Puiku. Ačiū tau labai už pokalbį. Dėkui.